yra išskirtinis vien tik tuo, kad yra natūralios sudėties. Ir iš tikrųjų, aš kaip pagalvojau šiandien prieš, kaip man Aušra pasakė, kad reikės pristatyti, pagalvojau, kaip yra sunku žmogui atsirinkti iš tokios gausybės. Tai šiandien va, taip trumpai apibendrinsim, dėl ko būtent verta į šitą pastą atkreipdėmėsi ir matot jau iš vien tik pavadinimo ProBioD, tai vadinasi pasta yra natūrali ir ekologiška. Tai tas terminas ekologiškas reiškia produktus pagamintus iš natūralių šaltinių, be jokių sintetinių cheminių medžiagų, dirbtinių priedų ar agresyvių konservantų. Ir taip pat biologiškai suderinamas. Tai nurodo, kad produktas sukurtas taip, jog veiktų harmoningai su natūraliais mūsų organizmo procesais ir nesukeldamas jokių dirginimo, disbalanso ir kitų nepageidaujamų reakcijų. Tai būtent tai ProBioD ir įkūnija šiuos principus, siūlydamas natūraliai įkvėptą ir kasdieniam naudojimui saugią formulę. Atsisakydamas sintetinių cheminių medžiagų, dirbtinių stipriklių bei pasirinkdamas natūraliai suderintus ingredientus, šis produktas suteikia švarę ir veiksmingą burnos priežiūros patirtį, kuris skatina bendrą gerovę mūsų. Ir dėl ko mums tokia svarbi turi būti ta optimali dantų sveikata, ne, ir emalio tas mūsų atkūrimas. Tai dantenų ligos yra tikrai plačiai paplitusi burnos sveikatos problema, galinti sukelti dantenų uždegimą, dantų net netekimą ir bendras sveikatos komplikacijas, jei nėra gydoma ir tiesiog nekreipiama į tai dėmesio. Ir dar vadinamos jos periodonto ligomis. Tai silpna dantenų sveikata taip pat siejama su širdies ligomis bei cukriniu diabetu. Todėl itin svarbu taikyti ir atsirinkti veiksmingas, efektyves ir geros sudėties burnos priežiūros priemonės. Ir kaip pavyzdį pasakysiu, Jungtinėse Amerikos valstijose apie 42% suaugusių nuo 30 metų turi tam tikrą periodonto ligos formą, o beveik 8% serga jau sunkiu periodontitu. Ir emalis ir dantenų audiniai atrodo skirtingos struktūros visiškai, ne? Emalio pažeidimas gali padidinti mūsų bakterijų kaupimąsi ir rūgštingumą burnoje. Tai yra pagrindiniai veiksniai, kurie skatina mūsų dantenų uždegimą ir ligas. Tai atkuriant ir stiprinant patį emalį yra sumažinamas bakterijų prisitvirtinimas ir rūgščių prasiskverbimas. Taip mažinama ėduonies ir antrinių infekcijų rizika. Tai savo ruožtu labai padeda mums palaikyti sveikesnės dantenas ir nutraukti burnos ligų progresavimo ciklų. Taip, tai kas yra remineralizacija, ne, ir kodėl jinai yra svarbi ir kas būtent šioje pastoje ir yra sudėtyje. Tai remineralizacija aplamai tai yra natūralus dantų taisymosi procesas, kurio metu pagrindiniai mineralai, toks kaip kalcis ir fosfatas, vėl įsiskverbia į dantų emalį, po to, kai rūgštys juos pašalina. Tai dažniausiai tai būna, kai mes vartojam saldžius arba rūgščius maisto produktus, gėrimus, burnos mūsų pH lygis sumažėja, o tai lemia mūsų mineralų netekimą iš emalio paviršiaus. Ir jei šio proceso neatsveria pakankama remineralizacija, dantis dažniausiai būna pažeidžiami ėduonies, jautrumo ir erozijos. Ir dėl ko tai yra svarbu? Tai sustabdo pakankamai ankstyvą dantų ėduonies vystymąsi dar prieš susiformuojant skylutėms. Stiprina pačią emalio atsparumą, suteikdama geresnę apsaugą nuo kasdienio rūgščių poveikio, bei mažina dantų jautrumą, sustiprindama susilpnėjusias emalio vietas. Taip pat padeda išlaikyti emalio glotnumą ir skaidrumą, kurie prisideda prie šviesesnės ir sveikesnės šypsenos. Tai dar vienas labai svarbus sudėtyje esantis ingredientas, tai kad yra sudėtyje du švelnūs emaliui saugios ambrazyvinės medžiagos, tai yra hidratuotas silicio dioksidas ir kalcio karbonatas,
kurios tikrai labai efektyviai pašalina paviršinės dėmes ir apnašas nuo mūsų dantų, nepažeisdamos tiesiog pačios dantų struktūros. Skirtingai nuo agresyvių balinimo priemonių, šie natūralūs junginiai švelniai poliruoja emalį, išlaikydami jo vientisumą ir suteikdami glotnumą bei spindesio. Toks subalansuotas poveikis užtikrina kruopštų valymą, palaikantį tiek burnos sveikatą, tiek pačią estetiką. Todėl reguliariai naudojant, dantis atrodo tikrai švaresni, baltesni, gaivesni. Kaip aš sakau, kai vartoju šitą dantų pastą, tai tiesiog jaučiasi, kad išsivaliai dantis po jos. Ir labai daugelis žmonių pastebi, kad burnos gaivumas jau išnyksta po kelių valandų, ne, po valymo su įprastinė pasta. Dažnai tai būna dėl to, kad naudojamos tos priemonės tiesiog maskuoja kvapus, o ne neutralizuoja patį blogą kvapą sukeliančias bakterijas. Tai būtent ši dantų pasta Probio D sukurta taip, kad užtikrintų ilgalaikį gaivumą, palaikydama sveiką burnos mikrobiomą ir subalansuotą burnos aplinką visos dienos metu. Tai kiekvieno naudojimo metu padeda kovoti su pagrindinėmis blogo kvapo priežastimis, palikdama natūraliai gaivę, pasitikinčią šypseną, kuri išlieka kuo naudojant ilgiau, tuo ilgiau. Ir daugelis žmonių dar labai svarbu ir dažnai susiduria su jautriais dantimis, ne? Tai dantų valymas tikrai gali būti skausminga patirtis, tai aštrus diskomfortas, kurį sukelia tiek šaltas, karštas, saldus maistas, dažnai priverčia jautrius dantis turinčius žmonės jaustis atstumtais nuo veiksmingų burnos priežiūros sprendimų. Tai būtent ši pasta tikrai tinkama ir su ypatingu dėmesiu šiems jautruoliams, kaip aš sakau, švelnus, veiksmingas, todėl tai vienas universalus sprendimas visiems, įskaitant ir tuos, kurie būtent kenčia nuo dantų jautrumo. Tai kaip sakau, neišsiskiria, gali visi vartoti, ją tiek turintis problemų jautrių su dantenom ir dantimis, tiek ir neturintis jų. Tai jis suteikia reikalingą priežiūrą, nesukeldama jokio sudirginimo, užtikrina komfortą, apsaugą, efektyvumą kiekvieno valymo metu. Ir štai čia matot pagrindinius ingredientus, sudėtyje, kas įeina. Tai trumpai aptarsim ir galbūt paaiškinsiu šiek tiek. Tai plantaricinas, natrio bikarbonatas, bletilės šakniastiebių ekstraktas, kalcio karbonatas, natrio bikarbonatas. Atrodo tokie pavadinimai sudėtingi, tačiau tuoj mes juos aptarsim. Ir tas plantaricinas, tai yra gamtos antimikrobinis peptidas mūsų burnos sveikatai. Tai yra tikrai natūraliai susidarantis antimikrobinis peptidas ir dažniausiai jisai randamas fermentuotose maisto produktuose. Ir jisai pasižymi stipriu poveikiu įvairiems patogeniniams mikroorganizmams, įskaitant tuos, kurie net ir sukelia būtent burnos infekcijas. Tai būtent be šių savybių plantaricinas taip pat pasižymi gebėjimu slopinti bioplėvelių susidarimą ir tai yra pakankamai svarbus veiksnys, lemiantis mūsų burnos patogenų išlikimą ir atsparumą. Ir čia tai pakankamai sudėtingai paaiškinta, tačiau aš noriu galbūt lengviau ir paprasčiau kiekvienam suprantamiau. Tai dažniausiai kaip įprastos dantų pastos naikina bakterijas naudodamos cheminės medžiagas. Tai mūsų dantų pastoj Probio D, būtent plantaricinas, jisai yra tarsi mažas superkarys, kuris kovoja su blogom bakterijom. Įprastos naikina visas bakterijas, o čia būtent kovoja tik su blogom. Jisai palieka geras tas bakterijas ir jų nepažeidžia, nedeformuoja, o tiesiog panaikina blogas. Tai tikrai pakankamai didelis skirtumas yra ir tikiuosi visiems bus aiškiau. Tai plantaricinas taip pat yra ir natūralus požiūris į vėžio prevenciją. Tyrimai su plantaricinu parodė, kad jis gali slopinti storosios žarnos vėžių ląstelių augimą ir taip pat yra kelias siejamas su burnos plokščialąstiniu vėžiu. Tai atsižvelgiant į struktūrinį pranašumą ir
visas savybės, galima manyti, kad jis gali pasižymėti panašiu selektyviniu poveikiu būtent toms piktybinėms ląstelėms. Tai rodo, kad plantaricinas įtraukiamas į dantų pastos sudėtį gali suteikti ne tik antimikrobinių ir bioplėvelių formavimą slopinančių savybių, kurios yra labai svarbios ėduonies ir dantų ligų prevencijai, bet ir naują, taip pat burnos vėžio prevencijos mūsų sluoksnį apsaugantis. Tai plantaricino privalumai, kaip minėjau, kad jisai kovoja su kenksmingomis burnos bakterijomis, kurioms, jeigu mes nieko nedarom, tai tiesiog virsta ligomis mūsų burnos. Ir tikrai reikia atkreipti dėmesį ir nepamiršti ir nereaguoti į atsirandančias problemas burnoje, o tiesiog ieškoti sprendimų. Taip pat natūralus probiotinės kilmės ingredientas, saugus kasdieniam naudojimui, taip pat palaiko subalansuotą burnos mikrobiomą, svarbu mūsų ilgalaikiai dantenų ir dantų sveikatai. Taip pat neleidžia susidaryti bioplėvelėms, mažina apnašų kaupimąsi, taip pat mažina ėduonies riziką, slopindamas patogeninių mikroorganizmų augimą. Ir dabar trumpai aptarsim, kas tai yra sudėtyje pačioje pastos, tai yra malus pumila, dar vienas iš ingredientų žinomas kaip obuolių medis, plačiai vertinamas dėl savo maistingų vaisių ir biologiškai aktyvių junginių, ypač esančių žievės ir minkštimo ekstraktuose. Šie ekstraktai gausūs polifenolių, kurie pasižymi stipriosiomis antioksidacinėmis priešuždegiminėmis ir antimikrobinėmis savybėmis. Tyrimai parodė, kad malus pumila ekstraktas padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, taip pat mažina ląstelių uždegimą ir apsaugo nuo oksidacinės pažaidos. Šios savybės daro jį vertingų komponentų įvairiose sveikatos ir gerovės srityse, įskaitant odos priežiūros bei senėjimą lėtinančios formulės. Tai jisai taip pat yra mūsų dantų pastoje. Ir kuo jisai toksai yra išskirtinis, tai turi antimikrobinį poveikį, gaivina kvėpavimą, mažina apnašų susidarimą mūsų burnoje. Taip pat dar vienas iš ingredientų tai yra žaliosios arbatos lapų ekstraktas. Tai jisai augalas paplitęs Rytų Azijoje, plačiai vartojamas dėl savo daugybės sveikatai naudingų savybių. Burnos priežiūrai naudojamas žaliosios arbatos lapų ekstraktas yra gaunamas iš nefermentuotų arbatžolių ir yra turtingas natūraliais antioksidantais, ypač čia yra išvardinta kokiais, tai katechinais, tokiais kaip galatas. Tai burnos sveikatai žaliosios arbatos ekstraktas tikrai padeda slopinti kenksmingų bakterijų mūsų augimą, kurios prisideda prie apnašų, ėduonies, dantenų ligų formavimąsi visą. Tai jo polifenoliai slopina aktyvumą ir mažina lakiuosius sieros junginius atsakingus už blogą burnos kvapą. Dėl šių savybių žaliosios arbatos ekstraktas yra natūrali ir veiksminga priemonė, padedanti palaikyti švarę, sveiką burnos aplinką. Tai vienas iš tokių ingredientų būtent yra mūsų dantų pastoje ir privalumai tai yra antibakterinis poveikis, priešuždegiminės savybės, apsauga nuo ėduonies, kovoja su blogu burnos kvapu, taip pat natūralus antioksidantas. Sekantis iš ingredientų tai yra natūrali mineralinė druska, kalio chloridas. Tai jinai sudaryta iš kalio ir chlorido jonų, nors jis dažniausiai žinomas dėl savo naudojimo maisto ir medicinos srityje, tačiau šis junginys taip pat plačiai taikomas dantų priežiūroje, ypač produktų skirtų jautriems dantims sudėtyje. Tai burnos priežiūros produktas kalio chloridas veikia kaip nervus raminanti medžiaga. Tai pagrindinė jo funkcija būtent šioje dantų pastoje tai yra mažinti dantų jautrumą, raminti dantų nervus. Kai dentina tampa atvira, dažnai dėl emalio erozijos ar dantenų atsitraukimo, išoriniai dirgikliai tokie kaip šaltis, karštis ar saldumas gali sukelti aštrų skausmą. Tai privalumai tikrai yra tokie, kad mažina patį dantų jautrumą, ramina mūsų nervų veiklą, palaiko emalio apsaugą, suteikia palengvėjimą reguliariai naudojant.
Ir kalio jonai esantis kalio chloride padeda blokuoti nervinius signalus ir palaipsniui paveiktas vietas mažina skausmą ir jisai pranyksta. Nes anksčiau visadagi būdavo gydymas dantų su druska. Taip pat dar vienas iš ingredientų tai yra stevija, tai yra natūralus saldiklis. Jisai yra išgaunamas iš stevija augalo lapų, kilusių iš Pietų Amerikos. Skirtingai nei įprasti cukrus ar dirbtiniai saldikliai, stevija yra augalinės kilmės ir neturi kalorijų, todėl tai tikrai sveikesnė alternatyva tiek maisto produktams, tiek asmeninės priežiūros priemonėms. Ir burnos priežiūroje stevija turi tikrai unikalų pranašumą, suteikia malonų, švelniai saldų skonį, tačiau nemaitina bakterijų, sukeliančių dantų ėduonį. Daugelis įprastų dantų pastų naudoja dažniausiai dirbtinius saldiklius, kvapiklius, tokius kaip sacharinas, tačiau būtent stevija esanti probioD dantų pastoje padeda išlaikyti natūralesnę sudėtį ir palaiko sveikesnę burnos mikrobiomą. Dėl savo natūralios kilmės ji taip pat tinka tiems, kurie renkasi produktus be sintetinių priedų. Tai kaip ir minėjau, taip pat yra ekologiška ir natūrali. Tai privalumai stevijos būtent neskatina ėduonies, natūralus ir ekologiškas ingredientas, saugus kasdieniam naudojimui ir be sintetinių priedų. Tai suteik jėgų savo šypsenai ir rinkis kuo natūralesnės priemonės. Tai būtent tokia yra Yes Global kompanijos probioD dantų pasta su probiotikais. Tai kaip minėjau, jinai atkuria emalį, visą dieną būna gyvi ir švarus pojūtis burnoje, natūraliai kovoja su ėduonimi, blogu kvapu, taip pat balina dantis, suteikia sveikesnės ir stipresnės mūsų dantenas, įveikia patį jautrumą dantenų. Taip pat paremta klinikiniais tyrimais, švelnus dantims, griežtos, kaip sakoma, bakterijoms, augalinės kilmės priežiūra. Tai tikrai labai rekomenduoju išsibandyti šį unikalų produktą ir palengvinti savo burnos darbą, nes didžioji dalis bakterijų, kaip žinome, kurios keliauja į mūsų žarnyną, jos pradeda rinktis burnoje. Taip kad šita pasta lygiai taip pat jinai panaikina tas blogas bakterijas ir jau jom neleidžia eiti ten, kur pridaro dar daugiau problemų. Ir svarbiausia, kad tinkama visiems nuo mažiausių iki pačių didžiausių. Sudėtyje nėra chloro ir tikrai vaikai labai noriai valosi su ją dantų pastas. Dantis pačius ir mano mažylė bent jau renkasi tikrai iš kitų net neima jau tikėjama šitą probioD pastą. Tai būtinai kreipkitės į žmogų, kuris davė jums šį video ir išbandykit šį išskirtinį Yes Global kompanijos produktą. Aušra, gal galim stabdyti video, ne? Jo, tuoj stabdau video. Gal turi klausimų žmonės? Jo, bet gal klausimus po video, ne? Gerai.